Sveiki gyvi kolektyvas. Tai ką, šiandien penktadienis, dar viena techninės analizės diena, tai šiandien pakalbėsim apie įmonę Sofi. Bet visų pirma noriu paraginti visus paspausti laiką, parašyti komentarą, kokių techninių analizų dar norėtumėt, kokių įmonių. Ir jeigu dar nesat paspaudę subscribe, paspauskit subscribe. Taigi dabar važiuojam prie Sofi akcijos. Tai atsidarom dieninį ir žiūrim, kas čia vyksta. Taigi, mūsų pirmas pasipriešinimas čia, prie pačių aukštumų. Vieną kartą nepramušė, antrą kartą nepramušė. Todėl čia mes nusibrėžiam lygį. Žiūrim toliau. Kitas mūsų lygis būtų čia. Atvažiavo, atšoko, čia matom irgi atšoko, čia šitą vietą taip pat atšoko. Tai čia mes turim pakankamai stiprų lygį. Dabar visi paklaus, iš kur čia tas lygis. Tai tas lygis yra atėjęs iš seniau, vat šitos vietos. Šitos vietos, tai čia netgi bus 21 metai. Įsivaizduokite, dabar 26 ir tas lygis vis tiek dar egzistuoja. Tai va, tai įdomus dalykas. Tai va, istoriškai visada galite atsekti, kur kainų buvo palaikymas, o kur pasipriešinimas, kur pramušė lygį, kur ne. Tai va, geriausias pavyzdys čia realiai taip senai buvo, bet va, žiūrėkit, puikiausiai atidirbinėja dar ir dabar tas lygis. Kitas mūsų lygis būtų šita vieta. Dabar kodėl šita vieta, nes čia buvo pasipriešinimas, čia šita visa zona. Iš praeitų video matot, čia vat buvo 21 irgi, kur šitos va vietos, dėl to mes čia brėžiam lygį. Dar vienas lygis būtų toliau čia. Čia irgi viskas turėtų būti kaip ir aišku. Šitie va taškai, visi susikirtimo, kuo daugiau susikirtimo taškų, kaip žinom iš praeitų video, jau ne, tuo lygis yra stipresnis. Tai va, šitos visos vietos taip pat rodo, kad čia yra lygį mes turim. Čia. Tai va, dabar kas liečia investiciją, ne? Jeigu žiūrėti investiciniai pozicijai, mūsų pirmas užėjimo taškas turėtų būti šita vieta, nes kadangi čia turim palaikymo lygį didelė tikimybė, kad kaip grįž kaina atšoks. Bet jeigu neatšoks, mums nereikia įsigąsti, jeigu kaina pasileis ir žemiau, iki čia, mes antrą užpirkimą darysim čia. Dabar čia matom, čia gepas. Ne? Čia vat irgi šita vieta gepas, kodėl nežymiu čia lygio. Čia taisyklingiau nubrėžtim, kad suprastumėt. Matom, kad va čia palei voluminį grafiką žiūrint dar šitoje vietoje turėtų būti lygis. Bet aš čia lygio nededu, nes jisai čia šitas lygis labai trumpai užsilaikė. Kodėl? Nes čia buvo earningsų lygis. Pasiplakė šitam lygiui vadinamai ir nuvažiavo toliau. Tai šito lygio aš net nežymiu, bet reikia suprasti, kad kainai krentant gali būti, kad atšoks ir nuo šito lygio. Bet jeigu žiūrit didžiuosius lygius investavimui, tai didesnis lygis ir geresnis būtų šita vieta. Dėl to, nes jeigu čia žymėsim kiekvieną lygį, tai mes čia kas dolerį susižymėsim. Tai mūsų esmė yra susižymėti tos stipriausius lygius, kur atšoko, po to vėl kažkada grįžo, vėl buvo kažkoks judesys, arba istoriškai pasižiūrėtumėm į dar anksčiau, kad čia irgi buvo stiprus lygiai šitose vietose, nes kaina reagavo į tos lygius. Tai va, tai jeigu žiūrim investicinę poziciją, tai realiai mūsų užėjimo taškai ir būtų, kad grįžtam, užeinam čia, jeigu kaina kyla, išvažiuoja valio, mes čia uždirbam, jeigu pasileidžia žemyn, mes neįsigastam, laikom toliau, nes žinom, kad čia yra kitas lygis. Tada perkam prie šitą lygą, mūsų kaina prasiskedžia automatiškai, tai mūsų kainos vidurkis čia ir po to vis tiek išvažiuosim į viršų ir uždirbsim. Kas liečia spekuliacinės pozicijas, biškai reikėtų kitaip žiūrėti. Tada jungiam trumpesnį time frame ir žiūrim, kas vyksta trumpesniam frame.
Tai va, ką mes čia matom trumpesniam frame. Tai žiūrint trumpesnį frame, tai realiai būtų taip pat, kad jeigu mes ieškom spekuliacinės arba svingo pozicijos, mūsų užėjimo taškas vis tiek turėtų būti kažkur, spaudžiam, išėjimo taškas turėtų būti kažkur vis tiek šita vieta. Kodėl? Nes mes čia dėsim stopą žemiau šito lygio. Ir jeigu mūsų čia užėjimo vieta, tada mes dar čia turim galimybę uždirbti iki šito aukštumų. Nes reikia suprasti vieną dalyką, kad spekuliaciniai gali būti, kad pasipriešinimas, žiūrėkit, bus šitoj netgi vietoj. Matot, kiek čia daug buvo, kur pukšta ir nušoka kaina. Tai spekuliacija dėl to ir mes turim žiūrėti trumpesnį laiko frame ir kad matytumėm, kur gali būti tie patys pirmieji pasipriešinimo taškai. O jeigu žiūrim investicinį, mes žiūrim vis tiek didesnį frame laiko ir žiūrim ten, kur yra didesnis lygis. Tai va, tai spekuliacija mūsų atrodytų taip. Tai jeigu atsiverstumėm, pažiūrėtumėm dar disbalansą, SOFI. SOFI disbalansas atrodo puikiai. Čia matome, kad disbalansas didėja, tai reiškia, kad akcijos yra šortinamos, o kaina kyla. Ką tai reiškia? Kad rinkos didieji dėdė žaidėjai kainą stumia į viršų ir taip norėdami užsidirbti daugiau pinigų. Ką mes čia dar galim matyti, kad visada skaičiuokliai gerai pažiūrėti į istoriją. Tai va, pavyzdžiui, šitos vietos labai gražios, va čia žiūrėkit, jeigu paimtumėm istoriškai, pažiūrėtumėm čia ir pažiūrėtumėm čia, tai žiūrėkit, iš principo judėjimas buvo toks pat, pradėjo, žiūrėkit, disbalansas mažėti va šitoj vietoj, ta prasme, kad atsiranda pirkėjų daugiau, kad atpalaiduoja disbalansą ir kaina, žiūrėkit, išvažiuoja iš mirties taško. Pažiūrėkit dabar, kas vyksta. Irgi čia supirkinėjama buvo, supirkinėjama ir kas dabar vyksta. Matot, lygiai taip pat jau disbalansas atleidinėjimas, kaip ir šitose vietose buvo disbalansas atleidinėjimas ir po to kaina išvažiavo į viršų. Tai čia šita indikacija irgi parodo, kad gali būti, kad kaina dabar išvažiuos į viršų. Tai ką mes galim savo ruožtu padaryti, mes galim sekti kainas ir ieškoti jau užėjimo taškų. O užėjimo taškai mes kaip ir apšnekėm jau. Kur mūsų lygiai, ten yra užėjimo taškai. Aišku, idealiausiai būtų idealiam pasaulyje, kad ta kaina grįžtų mūsų iki 4 valandų įsijungiam, kad grįžtų iki čia. Grubiai, iki $14. Tai čia būtų idealus užėjimo taškas, bet realiai ar mes jį gausim, tai klausimas. Tai mūsų, kaip ir apkalbėjom, pirmasis užėjimo taškas čia, po to galime čia užeidinėti ir taip maždaug viskas atrodo. Šiaip tikrai atrodo visai nebloga įmonė, tik tiek, kad dabar yra prie pačių aukštumų, tai man jinai realiai yra neįdomi šitoje vietoje, tai man reikėtų, kad jinai bent grįžtų iki 25, jeigu grįžtų iki $25, tai man jinai jau čia būtų įdomi realiai. Tai va, tai tiek. Tai jeigu patiko video, spauskit like, prenumeruokit, parašykit ką nors. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjot. Iki.